Perdegimas. Tai apie ką būtent yra tas perdegimas, ypač šiandien šiais laikais. Tai pabandykit atsekti porą dienų arba nors dieną, dvi, kaip dažnai jūs savo arba kitiems sakot greičiau, greitai, mes skubam, mes vėluojam. Ir ypač labai lengva pamatyti ir pastebėti, kas turi vaikų, kuriuos reikia vežioti į darželį, į mokyklą. Ir iš pat ryto, net iki išvažiuojant iš namų, kiek kartų skambėjo greitai, greičiau, vėluojam. Ir iš tikrųjų pasižiūrėkit, nuo to skubėjimo mes iš tikrųjų pavargstam, nes labai pasaulis tapo greitu. Greitas maistas, greitas siuntų pristatymas, greitas aptarnavimas, kava, go out. Ir visur žodis greitas, greitas, greitas. Greitas rezultatas. Ir dar visokių N greitų. Ir žmogus pradeda gyventi greitai, nes iš tikrųjų marketingą jie sukuria būtent tas formulės, mechanizmus, algoritmus, kad žmogus kuo greičiau suktųsi tam rate ir kad jisai net nesustotų. Nes kai jisai sukasi, jisai net neturi galimybės sustoti ir pagalvoti, o man reikia šito. O kodėl aš paimu kavą išsinešimui ir einu pasivaikščioti su kava vietoj to, kad aš galėčiau tiesiog pasimėgoti pasivaikščiojimu ir atsisėsti atsigert kavos. Ramiai atsisėsti atsigert kavos. Nes mes skubam, aš paimu kavą tam, kad būtų kaip dopingas, nes aš neturiu jėgų, vieną puodelį kavos, antrą puodelį kavos, trečią puodelį ir taip daug kavos išgeriama, nes man trūksta jėgų ir ta kava žmogui atrodo, kad jinai duoda energijos. Greitas pristatymas. Pažiūrėkit, kaip daromas akcijos parduotuvėse. Kiekvieną savaitę vis kitokią akciją, nes tam, kad per savaitę jūs spėtumėt nupirkti. Vieną dieną ar ten porą savaitgalis išpardavimo, kad jūs greitai nuvažiuotumėt ir nupirktumėt. Kai kurios parduotuvės daro per savaitę 2 tokius terminus, iki kada arba nuo kada jūs galit kažką nupirkti. Tai jisai dar trumpėja. O dar atsiranda kuponai, kad galioja iki tada. Ir jūs skubat. Kur jūs vėluojat, kur jūs bijot pavėluoti. Ir iš tikrųjų per tą greitumą žmogus prisiperka, išleidžia daug pinigų, išleidžia nereikalingai tuos pinigus, išvaisto savo laiką, apsikrauna daiktais, priperka pramogų, kurių neišnaudoja. O tai yra jūsų energijos šaltinis. Jūsų laikas, jūsų sveikata, jūsų pinigai, jūsų žinios. Tai viskas yra jūsų resursas. Ir kol jūs nesustojat, jūs tiesiog švaistot visus šitus resursus. Nes kai jūs sustosit, jūs iš tikrųjų pagalvosit, ar man reikia šitą nupirkti. Ar drabužį, ar maistą. Ašgi turiu namuose iš ko pagaminti. Bet ne, aš skubu. Aš skubu panaikinti raukšlę. Aš skubu išgert tabletę vietoj to, kad pagalvot, sustot ir pagalvot, o ką ši liga arba kažkoks mažas negalavimas nori man pasakyti. Kad galbūt pagaliau atsigulk, pagulėk, galbūt leisk savo būti silpnai, galbūt eik pasportuok. Ne, aš greitai išgeriu tabletę. Dabar žmonės net neleidžia savo sirgti. Kodėl? Nes viskas vyksta greitai. Ir tas gyvenimas po to stebisi žmonės. Kaip greitai lekia dienos, kaip greitai pralėkia mano gyvenimas. Nes jūs gyvenat, čia jūs sukuriat savo gyvenimą. Ir čia nuo jūsų priklauso, jūs gyvensit greitai ar lėtai. Galbūt verta sustot ir pajust savo gyvenimą. Nevalgyt greitai, go out, neimt kažkokio maisto išsinešimui. O kodėlgi neatsisėdus ir nepavalgyt? Kada jūs paskutinį kartą aplamai atsisėdot ir paėmėt kąsnelį į burną ir pajutot tą skonį?
Kada jūs leidot savo paskutinį kartą pasmaližiaut kokių skanių ledų ir taip, tik tai paragaut, Dieve, kaip skanu. Kada jūs paskutinį kartą taip jautėt maistą, gėrimą, apkabinimą, gerą žodį? Ir galbūt taip mechanizmai veikia, kurie mus bando pagreitinti mūsų gyvenimą. Bet kiekvienas iš mūsų yra pats kūrėjas savo gyvenimo. Ir tas, ar aš noriu eiti vedama kitų ir eiti greitai, net nejaučiant to gyvenimo, ar aš noriu tiesiog sustoti ir mėgautis gyvenimu, ar aš noriu kurti ir aš noriu sustoti ir pajust, ar aš dabar noriu to, kas madinga, ar visgi man nereikia šito, nes aš laimingas ir pilnas viduj. Ir vėlgi tas greitas gyvenimas tai mūsų pasirinkimas. Ar aš greitai bėgu nuo savęs vėlgi į išorinius dalykus, ar aš visgi sustosiu ir mano pasaulis tikrai nesugrius nuo to, kad sustosiu. Ir galbūt nuo to, kad kiekvienas iš mūsų sustos, tai pradėsim mažiau maišelių naudot, mažiau podelių, kur tikrai yra plastikas, nors kaip ir jie sako, kad yra popieriniai, bet ten yra plastikas. Mažiau tų podelių išnaudosiu. Mažiau važinėsiu su automobiliu, sumažinsiu taršą. Ir tiesiog pažiūrėt, ar tikrai jeigu aš sustosiu, jeigu aš pradėsiu jaust save, savo poreikius, savo tikrus norus, o ne primestus, ar tikrai sugrius pasaulis? Tai kiekvieno iš mūsų pasirinkimas, kokį gyvenimą gyvensiu, ar visgi pilnavertį su visais skoniais, ar tą greitą, bet su mada ir su visais